Sveiki, Ledo ritulio gerbėjai, mėgėjai, entuziastai ir bendruomenės nariai. Ledo ritulys LT podcastas pradeda savo naują sezoną. Ir visą laiką galvojau, kaipgi efektyviai galiu pradėti šį naujus Ledo ritulio metus. Ir dėja negaliu. Negaliu dėl Lietuvos Ledo ritulio sukrėtusios tragedijos. Prieš pat sezono startą netekome trenerio Mindaugo Kiero ir šią laidą norime skirti jam. Tiesa, noriu pasakyti, kad Mindaugas turėjo būti šios laidos svečias ir šį podcastą in memoriam skirsime Mindaugui. Šiandien su manimi, kaip ir anksčiau, treneris Edgaras Rybakovas. Sveiki, malonu matyti. Lietuvos ir Latvijos Ledo ritulio ekspertas Arturs. Sveiki. Ir Šarūnas Kuliešius, Mindaugo bendražygis, Hockey Punks įkūrėjas. Šarūnas. Sveiki. Taip, Šarūnai, iš karto, dar kartą tau užuojautą netekus bendražygio, su kuriuo kūrėt, dirbot ir turėjot didelius planus. Aš iš karto su tokiu klausimu. Norim šį podcastą padaryti ne tiek liūdną, bet prisiminti Mindaugą ir suvokti jo indėlį Lietuvos Ledo rituliai į bendrą kūrybinį procesą, kurį kūrėt. Primink man nutikusi skambutį Mindaugui ar Mindaugo skambutį tau, kada nusprendėt sukurti tuos punkus. Kada tai nutiko? Tai buvo 14 metų vasara ar pavasaris. Aš kaip tik už rinktinę paskutinius metus žaidžiau. Tai buvo Siemense čempionatas, jeigu neklystu tuo metu. Ir žinau, kad noriu daryti tai. Noriu kažkaip likti Ledo rituly, perduoti, ką per visą tą laiką išmokau. Ir žinau, kad vienam tai bus labai sunku. Ir tada tiesiog iš tų komandos draugų, kurie realiai galėtų Lietuvoje gyventi, man nebuvo didelio, kaip sakyt, didelių abejonių, nes Mindaugą mes kartu Anglijoje žaidėm, mes gerai pažinojom vienas kitą, aš pažinau jo ir žmoną, ta prasme, tai buvo santykiai tokie, kur aš žinau tikrai, kad tai yra žmogus, kuris mes visi neidealūs esam, bet aš žinau, kad juo gali pasitikėti. Tai man tai buvo labai svarbus dalykas, nes man atrodo, bet ką darant, tai yra vienas svarbiausių dalykų, nes mes visi kažkokias darysim klaidas ar darom klaidas, bet kai tu gali pasikliauti žmogum, tai yra svarbu. Ar Mindaugas iš karto sutiko tada? Kokios... mes vis tiek ten bendraudavom ir buvo ta kalba iš jo pusės, kad jau jam kelias skauda. Anglijoje, kai žaidi legionierium, ten yra didelis spaudimas tau, nes yra norinčių į tą vietą, nežinau, švedų, suomių, kanadiečių. Ir jau kai tu esi sveikas, tai nėra lengva, o kai traumuotas jo labiau, nes lietuviai, kaip žinom, Ledo ritulio pasaulyje nėra ten ypatingai graibstomi be proto. Ir aš be abejo tą girdėjau, apie tai nesusimašiau, bet kai svarsčiau, su kuo čia reikėtų visą tą pradėti, aš prisiminiau tą Mindaugos sakymą, kad jis ir Lietuvos pasiilgo, ir kelias jam skauda. Tai mes kaip tokie draugai, tai tiesiog pasakiau, tai sakau, ką tu ten, sakau, tą kelią laužysi, kol nepaisis, milijonų vis tiek ten jis neuždirbdavo, tai tiesiog sakau, darom čia, dabar yra tam tikra banga, nes po čempionatų visada tas populiarumas šiek tiek yra, tu gal gavosi kaip tokia bangelė, ant kurios mes atsisėdom, dar medija parašė šiek tiek apie tai ir pirmais metais turėjom 40 vaikų, kai pradėjom. O kai kalbėjot apie planus, kuo tikėjot tai virs? Dabar yra prabėgę 11 metų. Tai tuo ir tikėjom, ta prasme, kad jau tas Hockey Punks klubas toks mėgėjiškas kaip ir buvo, bet jau gal netgi buvo, sekančiais metais mes pagrindiniam Lietuvos čempionate dalyvavom su vyrų komanda, bet norėjosi, tas mėgėjiškas tai buvo fun. Tai buvo kažkokie draugai, ten žinomi žmonės, kurie padėdavo patį Ledo ritulį būti matomu. Jiem patiko tas Ledo ritulys, bet norėjosi kažko tokio jau rimtesnio, ta prasme, kad
perduoti tą, ką mes visą gyvenimą darėm. Aš mokiausi Vilniui prieš tai, Mindaugas irgi mylėjo Vilnių, daug draugų Vilniui turėjo, tai tokio klausimo kaip ir nebuvo, kur mes tą pradedam, nes man atrodo, tų pačių metų, prieš metus, man atrodo, Katulis buvo Sostinės pradėjęs ir mes matėm, kad ten dar yra vietos, nes visgi arena 2 ledus turi, Geležinis, aišku, buvo tvirtas, labai pozicijas turėjo Akropolį. Tai mes manėm, kad, ir teisingai manėm iš esmės, kad buvo vietos tame. Tai va taip viskas ir prasidėjo. O kalbant apie, mums patiko daryti tai, ką mes darėm, tai tu ten labai nesigilini. Apie įtaką. Faktas, kad jeigu tu darai, tu kažkuriam taške nori pasiekti pergalių. Taip. Tai gerai, tu pradedi, Lietuvos čempionate su vyrais, ne? Tai nori laimėti čempionatą Lietuvos. Tada su vaikais pradedi pilnas entuzijazmo, tada pamatai, kad vyrai ir vaikai tai nėra tas pats. Ir tada supranti, kad čia pergalių pasiekti, čia užtruks biški. Čia ne tai, kad vyrai, tu supranti ledo ritulį ir viskas guti ir važiuoja. Su vaikais tu turi realiai išmokti dar dirbti pradžiai. Taip. Tai mes, kaip sakant, susigaudėm tame, kad čia taip greitai viskas nebus. Bet kai tu tą darai, tau patinka, tai per daug neužsisuki. Tas pats principas kaip ir tu sporto aikštelį. Kažkas nesigauna, tiesiog galvoji kodėl ir bandai daryti geriau. Tai tuo metu, aš kiek pamenu, mes kai pradėdom, tai Geležinis ten visas pirmas vietas šuodavo. Po to jau mes kai įsidirbė, ten Sostinė turėjo sėkmingų labai sezonų. O pernai jau ir mūsų, ir Laisvido komanda laimėjo kažkurį amžių, ir kitos ten prizininkas, ten sidabras, bronza, vyrai čempionai Lietuvos, mėgėjų komanda antroje vietoje Girėno lygoje, tai bendrai paėmus, man atrodo, pagal rezultatus, aš taip sakyčiau, kad turbūt daugiausia mūsų ten, kaip vietų prasme pasiekta, bet šiaip kalbant bendrai, tai vietos ne visada viską reiškia. Aišku, kai kalbėjau apie vyrus, taip vieta turbūt pagrindinis rodiklis, bet visada apie ką aš galvodavau, kad pagrindinis dalykas yra, kiek tų žmonių tuo sudomins. Ir ta žmonių masė anksčiau ar vėliau tave atves į vietas. Ta prasme, ar tu per Hockey Punks varžybas turėsi daug žiūrovų, ar tu tiesiog daug vaikų pradėsi treniruoti, daug suaugusių įtrauksi į tą ledo ritulio dalyką. Ir tas taip tikėjau, kad tai bus ir iš esmės į tą pusę ir eina. Vyrai jau 2 kartus Lietuvos čempionais tapo. Vaikų irgi jau 2 komandos čempionatą laimėjo. Tai taip ir yra, o kaip ten toliau bus, aš nežinau, bet dabar aišku kitas mes Lietuvos čempionatą su vyrais laimėjom ir maždaug vasarą Budrauskas generalinis mūsų skambina, kad Lietuvos čempionato jau nebėra. Tai maždaug, ar jūs viską metat, ar jūs bandot dalyvauti Baltijos lygoje. O blogiausia šito istorija yra tame, kad pagrindinis rėmėjas buvo savivaldybė, kuri rašosi 3 metų sutartis. Ir ta sutartis, pagal kurią mes gaudom pinigus, jinai orientuota į Lietuvos čempionatą. Taip. O Baltijos lyga, ten visiškai kitų pinigų reikia. Ir mes įlindom į tą Baltijos lygą, turėdami Lietuvos čempionato pinigus. Tai pirmi tie sezonai, tikrai buvo labai sunkus, nes iš žaidėjų tai reikalauja žymiai daugiau, o tu jam duoti neturi ką, nes aš čia tikrai ne man tau pasakot, kaip yra su rėmimu ledo ritulėje. Tai va čia turbūt buvo tas didžiausias iššūkis ir kai anų metų pabaigoje jau savivaldybė mums patvirtino tokį rimtesnį kur kas rėmimą, tai taip gavosi, kad ir rezultatas vos ne iškart atsirado, nors tai nebūtinai iškart taip galėtų būti, nes visgi sezono vidury, kad tu ir gauni pinigus, tie geresni žaidėjai jau turi darbus. Bet mums kažkaip taip suėjo, kad mes labai finišavom stipriai, jeigu pamenat, ir jau į tą 4 papuolėm, kas mums garantavo dar vieną čempionų titulą. Jeigu aš neklystu, Artūrai, gal tu prisimeni statistiką, bet Punkai turėjo geriausią OHL lankomumą pernai? Manau, kad taip. Taip. Nepaisant to, kad jis kritęs pernai buvo, bet jeigu paėmus visus 3 sezonus, tai tikrai mūsų yra geriausias. Ir nors kurioje vietoje Latvijos galim
Ne, tai pankai darė labai didelį darbą, kad pritraukti tos žiūrovus ir visokie promotionai ir su žvaigždėm kolaboracijos kažkokios, kad ateitų. Tai iš ties tame pankai labai didelį pliusą darė tiek Lietuvos, tiek Baltijos ledo ritulio lygai, nes kai tik išvažiuodavom kur nors žaisti, aš prisimenu į Latviją. Tai... Kiek metų primink žaidėjai pats vilkėjai? Tai aš vilkėjau pankus turbūt kokius 5 metus, 4. Jo, tai... O pirmą Latvijos sezoną, kaip mes žaidėm, tai aš dar dalyvavau tame, todėl irgi dėl traumų teko pristabdyti biškį karjerą, bet pagal žiūrimumą, tai tu atvažiuoji į Latviją, matai, kad tuščios tribūnos, pusiau tuščios, atvažiuoji pas mus, ateini namo ir tau ant tiek smagu žaisti, nes ant tiek žiūrovų, ant tiek visi serga, komentuoja, padeda kažkom, po varžybų irgi daug žinučių gauni, kad va, kaip fainiai, ten laimėjom, šaunuoliai. Reiškia, Lietuvos ledo ritulio legendos kūrė tą ir pankų legendą, kur ir dabar yra kūriama toliau. Tik tai... Galima tai skambiai žodžiais pavadinti, bet kai tu kažką kasdien darai, tu negalvoji apie tos statusus legendų, tu tiesiog darai tai, kas tau patinka. Ir Mindaugas taip pat ir aš taip pat jautėsi. Ir pas mus gal gera kolaboracija buvo ta prasme kartu, kad taip, ta prasme, jisai irgi vienaip kai ką matė aš ir kitaip, bet visada mes tokius ambicijų kažkokių klausimus nustumdavom dėl tolimesnio kažkokio faino tikslo siekimo. Taip. Tai va tas mus vienio šitoje vietoje, kad mes ten kažkas gal, jis ten kažkur taip galvoja, aš kažkur taip, bet mes neaštrindavom to. Maždaug bandom siekti, o po to eigoje išsiaiškinsim. Tai. Abiem teko žaisti ir su Mindaugu Kieru ir teko žaisti, kad jis buvo treneris. Taip? Taip, mes... Koks yra tavo, kokie yra prisiminimai? Tu jaunesnis ne, tai mes 10 jo, plus. Tai mes su Mindaugu, mes kaip pradėjom rinktinę, aš kaip pradėjau nuo 14 metų Siemens arenų žaisti, tai mes rinktinėse vis laik stabiliai su juo žaisdavom kartu ir lemiamuose momentuose, kai reikėjo pristabdyti priešininkų puolimą ar ten išlaikyti rezultatą, tai mes su Mindaugu visą laiką, ar ten tekdavom mažumo išeiti, tai mes dažnai su juo ten bendraudome ar sutardavom kažką, o po to, kai persikėliau 2018 į Lietuvą, tai vat po pasaulio čempionato laimėto Kaune, aš jau perėjau į Hockey Punks ledo ritulio komandą, tai ir Mindaugas dar porą metų ten žaidė, tai mes vis laik gerai sutardavom dėl kažkokių ten klausimų apie taktikas, apie kaip ką gal, kur ką pastatyti, kaip geriau būtų. 21 metais, kaip jis jau tapo treneriu, tais metais mes laimėjom Lietuvos čempionatą. Tai irgi būdavo, Mindaugas toksai buvo gerėtis, toksai prieidavo, paaiškindavo, man būdavo kai kada nervai, matau, kad Hebra nesistengia ir dar kažką. Mindaugas, kai išeina, tai aš jau atstojau ten tokį griežtesnį žodį sakydavau visada. Tai pamenu ir Elektrėnuose, kaip paskutinės varžybos buvo serijos, mes laimėjom 2-1, iki 3 pergalių žaidėm, Elektrėnuose buvo varžybos. O man su vaikais reikėjo, tai 3 nakties važiuoti į turnyrą. Aš jau, ten rimtas turnyras buvo su vaikais. Tai aš Mindaugui prieinu, sakau, Mindaugai, žiūrėk, toks reikalas, sakau, čia mano paskutinės varžybos, jeigu Energija laimė, išlygina rezultatą, aš 5 nedalyvauju. Mindaugas, blemačiai, reiks tada stengtis kažkaip. Žinai, ir mes tada laiminėjom, ten rezultatas po pirmo kėlinio buvo, laiminėjom kažkaip 3-1 ar 4-1 ir jie beveik išlygino, ar ten vienu rytuliu palaiminėjom ir po pirmo kėlinio ateina Mindaugas ir matosi, kad norisi griežtai pasakyti, bet jis toks nebuvo labai griežtas, super. Pašnekėjo apie kaip mes žaisim. Labiau buvo draugiškas. Jo, toks draugiškas jisai priėjo, labai toks pasakė, kaip mes planuojam ten 2-3 kėlinį žaisti. Tada Šarūnas irgi padėdinėjo jam, jie išėjo ir aš tada prisimenu, Tadas Kumeliauskas mes su atsistojom, priėjom, surinkom visą Hebrą, biškį griežčiau. Pasakėm, Hebra, mes surinkom, kad norim laimėti, dabar mums reikia to užbaigti tą teisingai, žinai, ir viskas. Ir mes ten tą užbaigėm, gerai varžybas laimėjom. Tai va, tai tokios turbūt tos ši istorija tokia. O aš suklysiu, jeigu pavadinsiu Mindaugo kaip lietuviškas geležinis vyras. Panašiai kaip mūsų Karlis Krastinius NHL buvo, nes aš manau, kad jis buvo tas vienas žaidėjas, kas davė labai daug kokybės rinktiniai. Ir kad jis visada buvo su rinktinė, nes jo statistika irgi, kad jis 20 pasaulio čempionatus iš eilės. Jo, tai 100 varžybų. Ir kad visada buvo su rinktinė ir su savo paskutiniu dalyvavimu jis kovojo auksą.
Tai, čia tikrai manau, kad... Tai žinai, aš visą laiką sakau, kad ledo ritulys yra toks dalykas, kai visi žaidžia su vizoriais ir panašiai, to veido negali atsiminti. Mindaugo veidą ir visą laiką atsiminsi iš tų ūsų, kurie užraitoti net būdavo čempionato metu, tai taip sakyčiau. O kokie tavo prisiminimai būtent iš žaidimo su Mindaugo arba Mindaugo treneriavimo tau? Tipo, kai aš žaidėjas buvęs treneris, Taip. Jis man nieko labai nesakydavo. Aš žinodavau, kad kai draugas aš jam sakysiu, Mindaugai, reikia jaunus mokai, kad čia mane numokai. Taip. Ne, bet viskas protingai, draugiškai, suprantam, ten subordinaciją turi laikyti, bet šiaip teisingai sutinku, jis buvo toks stabilumas, Mindaugas. Jis rinktiniai, žinai, kad aš iš tų čempionatų realiai aš beveik visuose žaidėsiu. Aš žinau, kad žemiau tam tikro lygio jisai niekada nesileisdavo. Jos ten nebūdavo ten top scoreris išginėjo ar kažką, bet tu žinai, kad ten tam tikros situacijos jis žais ir žinai, kad neprigribaus. Tam tikri dalykai plika akimi nematomi, ne? Ta prasme, aikštelėje. Viskas į statistiką turiu omeny. Ne, aš suprantu, kad žmonės, kur nesidomi žaidimu, tai jie tik tai skaičius mato. Taip. O ten gynėjam iš esmės, jeigu tu daugumoje nežaidži, jeigu tu nežaidži topiniuose penketukuose, tai ten iš esmės tau yra užduotis turbūt būti pliuse, balanse pastoviai, taip tos perdavimus atiduot, kad tie rituliai negrįžtų tau atgal į zoną. Tai jisai, sakysim, toks buvo rinktinės, toks brandolio vidurys, į kurį visada galėdavo bet koks treneris atsiremti. Žinojai, kad jisai ten neprigrybaus gynyboje, netiduos nesąmoningo paso, visada pasistengs, kiek jisai galės, ta prasme, tu galėdavai visada būti tikras dėl jo. Ir aišku, jisai turėjo metimą vienu lietimu, aš sakyčiau, kiek aš atsimenu tų rinktinės žaidėjų, turiu omeny kaip gynėją, tai vienas gal geriausių, tiksliausių metimų. Anglijoje, kai kartu žaisdom, tai žinodavau tokį dalyką, kad svarbu sufeikinti, kad nebūtų akivaizdus jam perdavimas ir paduoti tiksliai tarp kojų tą ritulį. Ir ten jisai visada pataikydavo virš ten šarmo vartininko, tai visada, sakysim, buvo galimybė, kad jam atidavęs tokį pasą, turės asistant. Taip. Ir aš manau, Anglijoje iš tikrųjų jis labiausiai gal ir atsiskleidė, nes jis ten gavo daug minučių, daug lyderio rolės, buvo kaip tik gerai pasiruošę sezonui fiziškai ir tikrai iš to, kiek aš jį atsimenu, tai turbūt ten jisai stipriausiai ir žaisdavo. Aš mačiau, kad tu, Artūrai... Aš noriu... Pameni, praeitą kartą kalbėjom apie lietuvišką pasą. Taip. Tai man klausimas, kodėl jis... Nes manau, kad jis turėjo galimybę žaisti kitur, ne Anglijoje. Tai jis nežaidė Europoje dėl paso. Tuo metu Anglijos lyga, Šarūnai, buvo ta lyga stipri, kaip jų ledo ritulys. Žinai, kaip yra, kaip ten tose šalyse, kur pinigų yra, ten, kaip pasakyti, tie vietiniai, tai nuo šalies priklauso. Ten Anglai, sakyčiau, lietuvių lygio yra panašiai. Bet jie gali sau leisti legionierių, tokių nusipirkti, kurie ten, žinai, praeitį, tu žiūri, jis ten NHL dar užkabinės net yra, supranti? Tai mes lietuviai, mes turėjome atlaikyti tą 4 importai buvo mūsų lygoje. Tai tu turėjai tą atlaikyti, tugi ne su anglais konkuruodavai, o konkuruodavai su tais visais, visom tom šalim. Ir sakysim, aišku, kad ten tas lygis žemesnis negu iš ten Švedijos, Suomijos ar dar kažko. Bet iš ten noriai žaidėjai važiuodavo į Angliją, nes ten būdavo geras sąlygas, jie galėdavo tau suteikti. Tai dėl to tų lygų lygį labai kartais sunku įsivaizduoti. Jie žaisdavo tokį Šiaurės Amerikos ledo ritulį. Vadinasi, gal, nežinau, ar tai galima sakyti, gal žemesnių lygų, bet jeigu ten, pavyzdžiui, rezultatas yra aiškus, ten skiria gale varžybų, ten 4-5 įvarčiai, tai žinau, kad tikrai bus muštynės. Ta prasme, ten jie gyveno pagal tas taisyklės ir jie surinkdavo žiūrovų iš tikrųjų. Ten yra miestai, ten kaip Nottinghamas, kaip kokį čia dar, Coventry, Cardiffas, tai ten pilnos tribūnos pas jos, ten tai ir dabar 4, 5, 7 tūkstančiai, ta prasme. Belfastas. Tai matėsi paskui ir iš fanų komentarų, nes jie Mindaugą iš tiesų atsiminė ir pats sulaukiai galbūt kažkokių žinučių ir klausimų. Buvo ryškus, taip, ta prasme, mes lietuviai ten neblogai žaidėm iš tikrųjų.
Ir visi, kas iš lietuvių rinktinės žaidėjų ten žaidė, tai paliko tam tikrą pėdsaką tikrai. Nu, iki šioliai būna parašo iš ten žmonės. Dabar, kai Mindaugo netektis buvo, tai tie fanai parašė. Taibė, taip. Nes negaliu sakyti taibė, bet tikrai parašė. Kiekvienas klubas turėjo savo, aš turiu menį, pranešimą ir ten tikrai buvo 10 komentarų. Jo, ta prasme, tai nebuvo, kad kas čia toks. Ne. Mes ten dėl to turbūt tų lietuvių po to daugiau ir kvietė, kad tie pirmieji, kur ten žaidė, jie buvo pastebimi žaidėjai ir svarbus žaidėjai tose komandose. Tai, aišku, tą lygį labai sunku įsivaizduoti, nes kai legionieriai žymiai aukštesnio lygio, tai tada, kaip pasakyti, labai didelę reikšmę turėdavo kokie klubai, kokio lygio vietiniai turėdavo. Nes, visi suprantam, 4 legionieriai, ne? Tai jeigu tik tai jie žaidžia, sunku yra laimėti varžybas. Bet jeigu vietiniai pasitempia, visiems kartu, tada taip, tada jau visai kitaip. Ja. Tai mes gaudom labai daug atsakomybių, labai daug žaidybinio laiko ir, sakysim, būdavo taip, kad į rinktinę atvažiuoji tarsi iš pagal lygį šiek tiek žemesnės lygos, bet dėka to, kad tu visus metus arei ten, tau rinktinė yra žaisti lengviau. Nes tu visas atsakomybės visą sezoną turėdavai vežti viską. Tai toks paradoksalus atrodo dalykas, bet taip tikrai jautėsi. Aš dabar prisimenu, truputį nukrypsiu su kita tema, bet prieš pat podcastą su Arturu sušnekėjom ir Lietuvai ši tragedija ir jos aplinkybės, iš esmės ir sporto pasaulyje, apskritai bendruomeniai buvo tokia, šokas. Aš pats, kai Šermenyse dalyvau ir tokia, ir turbūt ir dabar dar jūs, aš dar nebuvau, bet jūs lankotės pramogų arenoje, yra pakankamai slogi atmosfera. Viskas dar pakankamai nedaug laiko praėjo. Bet Arturas man priminė tokį dalyką. Latvija yra turėjusi ne vieną žiaurę tragediją. Net 5. Taip. Be abejo, populiaresnis sportas ir taip toliau. Koks pas jūs buvo jūsų bendruomeniai šokas ir primink man, kas tai buvo per žmonės. Ir pats paskutinis buvo iš tiesų... Pats paskutinis buvo pats žiauriausias atvejis. Bet iš eilės, taip. Pirmas 2004 metais Sergejus Žoltakas, tada NHL buvo pertrauka, ten dėl negalėjo sustarti dėl atlyginimų, ir ten toliau kaip vis tada žaidžia kurais. Žoltakas tada žaidžia su savo draugu, atvežė iš Kanados ir jie žaidė Riga 2000 klube ir per vienas varžybos Minske jam tiesiog sustoja širdis. Aš skaičiau dėl to, kad jo HS Rygos ir mokykla yra vidurinė mokykla šalia sujungta su klubu, jo vardu yra pavadinta ta mokykla. Po jo mirtis, po metų pavadinimas buvo jo pakeistas iš Sergejaus Žoltako vidurį mokyklą. Taip, jis turėjo širdies problemų. Taip. Antras dalykas, 2011 Karlis Krastinis. Lokomotyvo tragedija. Žuvo per lėktuvo katastrofą. Taip. Tada 2012 Kasparas Astašenko. Irgi NHL playeris. Tai, jis turėjo problemų su medžiagų vartojimu ir taip toliau tiesiog, bet, neišlaiko organizmas, nes pradėjo kaip ir sveikti, kaip viskas, bet, tiesiog. Turime priklausomybės? Taip. Toliau 2013 Edgaras žino, Kristianas Pelšas. Draugas mano. Jo. Tiesiog išėjo, atvažiavo iš Amerikos, pailsėti, kaip vasarą. Išėjo su draugais iš klubo ir sugalvojo, nori maudytis. Ir tiesiog savo drabužius padėjo ant tilto ir iššoka į Daugavą ir taip ir rado tik po 6 dienom, kažkur. Ir paskutinis 2021 metas Matysas Kivliniekas, mūsų vartininkas, perspektyvus, labai gerai sužaidė pasaulio čempionatą gegužės mėnesį ir deja Liepos mėnesį žuvo per tragišką įvykį kaip ir su petarda. Su petardos sprogimu pataikė į ją. Tam atrodo buvo JAV šventė nepriklausomybės diena. Yra komandos vienų vadovų dukros vestuvės kartu. Ir ten fejerverkus jo kitas draugas Latvis užstojo, ja? Tai irgi vartininkas, Merzlykinas užstojo, ja, tai...
Tai va, tokia Nu, istorija. jie buvo komandos Taip, norėjo. Tai Jis buvo kaip antras vartininkas tam pačiam Blue Jackets. Taip. Kaip Latvija reagavo į tokias tragedijas, kaip visuomenė? Sustiprėjo. Taip. Sustiprėjo turiminį bendruomenę, kaip ledo ritulio bendruomenė, ją sujungė tai? Taip. Nes mes supratom, kad mes turim gerbti kiekvieną mūsų žaidėją. Nes tuo gerų žaidėjų nėra daug ir visi jie buvo NHL žaidėjai. Visi buvo perspektyvūs, visi buvo geri žaidėjai ir supratom, kad kiekvienas, netgi jeigu mes išauginsim vieną gerą žaidėją per metus, per 2 metus, čia jau bus geras pasiekimas ir mes jau džiaugsimės už tai, kad mes tokį turėsim ir mes darysim viską, kad jo išlaikytų, palaikytų ir tiesiog duosim jam galimybę pačiam savo gyvenimą, kaip ir priimti sprendimus, jo, nes ir bandysim kaip ir kuo mažiau neigiamus emocijos duoti. Bet yra prie to paties, aš manau, kad dabar noriu ir prie to pasakyti, kad dabar jūs turit labai gerą galimybę pradėti, taip vadinasi, ledo ritulio papročius įgyvendinti. Taip, žiaurus atsitikimas su Mindaugu, bet šitą jūs turite išnaudoti kaip galimybę. Kaip galimybę dėl ledo ritulio augimo. Dabar jūs turite tokią gerą areną, Elektrenų arena, geras pavadinimas, bet jis jau savai ir išgyvenęs. Jo, ir jums reikia parodyti, kad jūs esat pasiruošę eiti toliau su kitokiam pajėgomis, kitokio lygmenį, augti ir reikia pradėti nuo smulkmenų dalykų, pervadinti šitą ledo areną pagal Mindaugo vardą. Aš mačiau labai panašų komentarą į tavo, mačiau Vilniaus meras, kaip pareiškė užuojautą ir iš tiesų buvo vieno Vilniečio komentaras, dar nepasakysiu vardo pavardės, bet buvo sakoma, statomos arenos, pavadinkim Kiero vardu. Aš manau, kad Elektren jis ir ten išaugęs, Elektrenuose, tai manau, kad... Bet jis kūrė Vilniuje. Nu, ne, bet aš manau, kad tuo pačiu metu reikia yra, kaip sakant, angliškai get rid of senų pavadinimų, nes Elektrenų arena save yra jau, praeis jau tas laikas. Reikia eiti į priekį ir atsidaryti naują puslapį. Šarūnai, kaip iš tiesų pankai, suprantu, kad viskas neseniai nutiko, bet kokios kilo mintis, kaip pagerbti Mindaugo atminimą? Spalio 4 mes žaidžiam su Energija Vilniuje ir galvojam, kad norėtume pakelti marškinėlius jo ir galbūt surinkti lėšas Mindaugo šeimai per tas varžybas, bet dar reikia prasidėrėti su arena, nes jie pusę pajamų mūsų iš bilietų turi ir sakysim, tas pradiniai stadijoje, nes savaituvės buvo ketvirtadienį. Taip, ir šią savaitę turbūt sustiksim su žmonėm, kurie prisidės prie organizavimo ir norėtume padaryti tokį renginį Mindaugo garbiai, realiai, kuris ir rinktiniai, ir mūsų abiejų kurtam klubui atidavė save ir ką tu čia daug labai sugalvosi, čia viskas paprasta, mūsų varžybos veja varžybas, bet norėtume, kad tos varžybos būtų apie jį. Kalbant apie Mindaugą, Edgarai, dar kartą Šarūnai, aš suprantu, ko neteko, šeima neteko tėvo, vyro, ko neteko apskritai ledo ritulys, kokių funkcijų neteko Lietuvos ledo ritulys, kokių neteko funkcijų patys pankai. Jums reikėjo, pavyzdžiui, iš karto ir trenerių rokiruotės daryti ir pats vėl sugrįžai bent jau į sąrašus trenerių, bent jau čia puslapyje. Žinai, kaip aš tai vis tiek, taipgi nebūna, kad tu menedžeris komandos nekalbė apie sportą su treneriu. Tai mes visada diskutuodom, tik tiek, kad kai jisai vyr treneris, jisai gautinius sprendimus priimdavo. Tai mes prieš 2 metus, kai mes praušinėjom daug, mes pamatėm, kad su vienam treneriui ten neįmanoma išvežti visko. Ir Mindaugas gal ir pervargęs buvo tą sezoną, nes ten mes vyrai prauminėdom ir plus dar akademija visam pečių. Tai įsivaizduokit, kai tu rugsėjai pradedi dirbti ir pirmos išeiginės tau ten gruodį yra.
tai tas vežimas, tas sunku jį tempti. Tai dėl to nusprendėm, kad pasiemam Slovaką. Jis tapo pagrindiniu, kadangi jis ten jau toks su patirtim žmogus, dirbęs net Slovakijos elitiniai lygoje. Ir Mindaugas buvo asistentas, ir aš ten visada šalia buvau. O jau šį sezoną jau žinojom, kad tikrai yra teisinga su 2 treneriais pradėti ir prie galimybės aš galvojau iš tikrųjų ir apie 3 trenerio, galbūt jauno kažkokio žmogaus prisidėjimą, bet dabar automatiškai taip gavosi, kad Dovydas Kulevičius, kuris buvo asistentų, dabar tapo vyriausiojų treneriu ir man jau dabar tenka ta 2 trenerio pozicija, kadangi rugsėjo pradžioje jūs suprantat, kad tų trenerių ten nesimėtojo. Taip, žinoma. Va, ir apie Edgarą iš tikrųjų galvojom, bet žinom, kad jau laukia šeimos pagausėjimo, tai žinom tas visas patirtis, koks ten darbas, kai tu ten miegot nori tiesiog atsisėdęs. Taip. Tai va, tai dar šitą poziciją ir šitie metai, kaip žinom, dėl tų rėmimų padarė sudėtingiau varžybininkų ir kol neturim visų atsakymų, kaip ir nesinori leisti pinigų, kurių neturi. Taip. Tai va, bet šiaip, Mindaugas jisai turėjo charizmą, turėjo supratimą labai gerą apie ledo ritulį, ten, aišku, ten kažkiek tos nuomonės visada išsiskirdavo, bet tu nepakeisi žmogaus, kuris 20 metų iš metų į metus rinktinėje žaidė. Tu jo niekada nepakeisi. Bet dabar esi tokioje situacijoje, kad arba tu sustosi, arba turi bandyti judėti toliau. Aišku, kai mes dabar vaikų treniruotės vyksta ir eini į areną iš ofiso ir kiekvieną kartą matai tas žvakes iš šono, tu negali tam būti abejingas, bet praeita savaitė buvo ilga tokia gedulo savaitė ir tu jauti tam tikrais momentais, kad tu galbūt jau paleidi jį. Nes pradžiai tai buvo sunku visiems, o paskutiniam dienom jau tarsi atrodo ir pajokaut kažką gali ir visą kitą. Tai, turbūt veikia tas, kad vis tiek smegenys tau sako, kad turim toliau gyventi ir negalim užsiciklintis to. Ir manau, žaidėjai šį sezoną tikrai turės pakankamai motyvacijos. Ir dėl Mindaugo, galbūt čia vyresniem labiau, kurį Mindaugą, kurie labiau pažinojo, jaunesniem žaidėjim reikia įrodyti, kad aš jiems visada sakau, kad tie Latvijai, kurie prieš mus žaidžia ir lyderių komandos mus daužo, jie nėra elitiniai Latvijai. Tai nėra žaidėjai, kurie rinktinėse žaidžia. Aš manau, kad taip nemažai dalis yra pasiruošime Latvijų, bet aš manau, kad lietuviai per savo karjerą iki vyrų išdirba savyje nepasitikėjimo jausmą žaisdami su Latvijais. Kadangi, sakysim, kai vaikas auga, kiekvienoje amžiaus grupėje pas mus yra, 3, 4, 5 žaidėjai, kurie realiai gerai kompitina su ten Latvijais stipresniam komandom. Latvių komandos visada turi ten, 10 ar ten pilną sudėtį. Ir tu, kai augi, kai vaikas, tu ištisai pralošinėjai tom geresniam komandom. Ir tu tada ateini į vyrus, pralošinėjęs jiem, vaizdinga, aš pasakysiu, gal ten 10 metų tų varžymų. Iš kur pas te pasitikėjimas bus, kai tu prieš jo žaidė? Tai va, čia labai ir pernai aš jau labai stengiausi daug žaidėjams sakyti, kad čia daug yra įvarčių apie pasitikėjimą savim, ta prasme. Kodėl, pavyzdžiui, ta pati Prizma beveik niekada negauna nei nuo Mogo, nei nuo Jelgavos 10 įvarčių. Nes jie laiko save tokio pačio lygio. O mes tą pačią Prizmą plošinėjom, bet mes, kai žaidžiam su Mogo, ten pas mus atrodo normaliai, ten kažkurį dieną 13-1. Tai aš manau, čia yra viskas apie psichologiją, kad jie nemano, kad pralošimas Latvijos elitiniam komandom yra kažkokia blogybė. Jie mano, kad tai yra normaliai. Tai va, aš manau, kad sugalvom dar be viso, ko yra didelis dalykas ir aš tą išvedžiau, apie ką pasakau. Aš manau, kad iš to tas ateina, jeigu tu visas savo jaunimo amžius stipresniam komandom pralošinėjai, iš kur pas tave pasitikėjimas bus. Žinau, kas man buvo akivaizdu. Vat aš noriu dar įterpti vieną dalyką, vat kada žuva ir ta informacija apie Mindaugo mirtis, tiesiog atsirado viešumoj. Tas spaudų reakcija... Tu čia apie Lietuvos spaudos? Jo. Spaudų reakcija žiniuose apskritai kalbos iškart visi taip sukelia. Visi iškart. Jo, ir ta reakcija buvo 10 kart didesnė
negu suprantu, Lietuva ką pasakei. iškovoja dabar laimėjo pirmą B divizioną. Nu kaip, ja? Palygint tos įvykius, visiškai skirtingas lygmuo. Čia psichologas turbūt turėtų aiškinti šitą situaciją, bet aš dadėsiu, aš turiu savo paskyruose interneto daug draugų, pažįstamų, su ledo rituliu susijusiuose. Ir aš tiek daug žaidėjų pamačiau, tiek daug trenerių, suaugusių žmonių, kurie pažinojo Mindaugą iš visų pasaulio šalių. Ir iš tokių tolimų, kad aš net neįsivaizdavau, kad jie gali kažkur sutikti. Ir kai man ta naujiena atėjo, aš buvau turnyre, tokiam tarptautinė turnyre buvom. Ir kitą dieną ryte atėjo organizatorius prie manęs turnyro ir paklausė, sako, žiūrėkit, ten tokia situacija. Čia Lenkijoje buvo. Čia Lenkijoje, jo. Priejo vengras, organizatorius priejo, sako, va čia sako, jo, tai vat nutiko. Tai mes su juo pašnekėjom, jis sako, kad vat kažkaip pažinojo Mindaugą iš kažkur ten, sako, ar galim pagerti, sako, minutę, sako, o čia būtų labai faina, žinai, ir vat. Ir prieš varžybas, mūsų varžybos, visi žiūrovai atsistojo minutę, padarėm tylos Mindaugo paminimų, tai vat labai gražu buvo iš tos pusės. Ir vat, apie portalus, tai ne vien Lietuvoje, žinokit, ir užsienio, irgi portalus skaitau apie ledo ritulį. Bet Latvijoje buvo irgi Rusai, ir Baltarusiai, Rusai, jo, ir kanadiečiai, jo. Taip, Aičefas. Šiaip vengrai turi savo liūdną istoriją. Pas jos toks buvo žaidėjas Gabor Očkiai. Mūsų karta prieš jį žaisdavo ir jis Lietuvai visada pridarydavo daug bėdų. Jisai buvo ten tos kartos lyderis, čia yra ta karta, kur po daugybės metų papuolė į elitinį divizioną, ten aš bijau sumeluoti, bet ar po 8 metų ar kažkas tokio. Ir jisai, jeigu mano atmintis nemeluoja, jisai po finalinių varžybų jie turėjo šventimą, laimėjo jo komanda čia Vengrijos lygą ir jam sustojo širdis. Ir viena iš arenų, bijau sumeluoti, ar Budapešte, ar šiaip Vengrijoje yra jo vardu užvadinta. Tai jie turi savo istoriją ir irgi ten žmogus, tikrai 20 čempionatų čia, aš nežinau, ar apskritai dar kas yra žaidė, bet atrodo, tas žaidėjas irgi ten labai ryškus buvo jo pėdsakas Vengrijos ledo. Dėl to Lietuva turi imti pavyzdį pasaulio, pavyzdį visi taip daro. Visi taip daro. Vardu deda pavadinimus garsiai, kad būtų įskirimas, kad būtų kažką parodytų, kad mes einame prieki. Mes augam ir mes gerbam žmogų ir jo vardu atliktą darbą, taip, nes iš tiesų turbūt tas, net ir mane patikė, aš esu ledo ritulyje, žinai, Šarūnai, man tik dabar privertė susimastyti jūsų indėlį. Tik tada, žinai, kaip yra tas posakis, nepakeičiamų nėra, bet šitoje vietoje sudėtinga pakeisti žmogų, kuris buvo ir perspektyvus treneris, ir treneris apskritai, ir vaikų lygos tarybos narys, taip, kad irgi dalyvavo vaikų lygoje. Ir dabar turėjote posėdį, ar jis įvyko, ar... Tai posėdis buvo ne penktadienį, ketvirtadienį ar trečiadienį. Ketvirtadienį, gal ar trečiadienį. Ar buvo svarstomas kažkoks klausimas? Be abejo, aš nedalyvau, nes, ta prasme, tai neįmanoma nei būtų su mintim ten susikaupti ir iš tikrųjų daug dėmesio gavom ir kaip taip pat, kai Edgaras sako, man iš, nežinau, nuo Suomijos iki Jungtinių valstijų, Kanados, tie žmonės, kur mes pasikviesdavom į stovyklas. Taip, tiksliai bendradarbiavimai. Daugybė žmonių klausė, rašė, tie patys žmonės iš UK, kuriuos mes ten pažinojom. Ir mačiau, Timas Turkas ir daugybė žmonių, tai man ten jau tie posėdžiai visiškai, kaip nuo Hockey Punks buvo toks sutarimas, kad aš dalyvauju tuose kaip asociacijos posėdžiuose, o jisai už vaikus kaip ir kuravo. Taip. Bet taip, dabar tie dalykai visiškai nuplaukė į tolyn, nes, įsivaizduokit, varžybos pas mus šeštadienį, mes visą praeitą savaitę pragėdėjom ir komanda šiaip nusprendė treniruotis dėl to, kad tiesiog lengviau žaidėjom, nes tos visos, kaip sakyt, ceremonijos, jos be galo, Mindaugo garbiai viskas gut, bet jos, išsekina. Suprantama, visiškai taip. Jo, tai ačiū lygai, kad jie suprato ir nevertė mūsų 6 dieną žaisti Liepojoje, nes, aš nežinau, kaip mes ten buvo sukeista energija. Buvo energija ir noriu padėkoti tuo pačiu energijos klubui, kad jie pasiaukojo, nes jie buvo ten nepasiruošę, realiai nuvažiavo ir ten gavo ten tą dozę įvarčių. Aš nemanau, kad ten toks meistriškumo skirtumas, atvirai pasakius.
kalbėjau biški ir su Arūnu, aš tikiu, kad jie tikrai geriau sužais ir mes ten, gal ne šitoj stadijoje sezono, bet tikrai ten su jais pakovosim. Edgarai, primink, tu turėjai paskutinį pokalbį su Mindaugu ir tarėtės dėl treniravimo. Tai šiaip mes paskutinių porą metų, kaip jau pradėjau ir su jaunimo komandom skirtingom, tai mes dažnai su Mindaugu šnekėjom ir šiais metais, taip kaip Hockey Punkų akademija, jie jaunimo komandos neturi, didžiąją dalį žaidėjų perėjo pas mus. Geležinį Vilko jo ir Mindaugas skambino, prašė juos priimti. Mes pašnekėjom apie žaidėjus, kas kaip, ten apie charakterius jų bruožus, tai vat Mindaugas tuom buvo super, kad jis pasipasakojo, kad man pačiam būtų lengviau su jais arčiau susipažinti ir greičiau tuo momentu jo. Ir apie daug dalykų mes su juo šnekėjom ir plus šiais metais Mindaugas turėjom kartu dirbti vieno iš jaunimo rinktinių Lietuvos, tai buvom ir apie tai šneka, tai šiaip mes su Mindaugu ledo ribose, pramogų arenoje, kai dažnai sutikdavom, tai vieną kitą jokelį tikrai pramesdavom, vienas kitą, gal ten laisvalaikių laikų mes net taip dažnai bendraunom, bet ledo arenoje tai tikrai labai gerai už santykius palaikėm, sakau, ir apie viską šnekėjom, ir dabar jaučiasi, kad tos auros trūksta, to kažkokio juoko, kažkokio bario, laukia to garso jo Mindaugo. Ir vat ketvirtadienį, kai laidojo, pas mus treniruotė buvo vaikų vyresnių, ir mes turėjom treniruoti, vyresni vaikai priejo, sako treneri, mes ten biškai pavėluosim dar kažką, ten aš sakau, hebra, čia super, kad jūs taip darot, ir vaikai tikrai mylėjo, nes turbūt viena iš pirmų kartą Mindaugo buvo, kuri pas mane dabar, tai per tiek metų, gal kokius 10 metų jis juos treniravo, tai tikrai jie myli juos, ir tai labai džiugu, kai treneri taip pagerbė, labai džiugu. Šarūnai, kiek komandų Pankuose treniravo, vaikų turiuomenį Mindaugas, kokios komandos buvo treneris? Tai mes turėjom jį vyresnius paleisti, nes po to, kai laimėjom pirmenybės U14, jeigu nesuklysiuosi, 8 beros žaidėjai išvažiavo į užsienį. Daugumą į Suomiją, man atrodo, 2 ar 3 pasibandė Šiaurės Amerikoje. Ir gavosi, kad ten liko panašiai apie 10 žaidėjų, o su 10 žaidėjų tu negali pradėti čempionato, nes jeigu bent vienas iškristų, negalėsi žaisti varžybų. Tai mes tada turėjom tokį nemalonų savo sprendimą priimti, kad turėjom paleisti tą vyriausią komandą. Ir jisai, jau kadangi jisai buvo tos komandos treneris nuo mažumos, jisai planavo eiti prie naujokų ir augintis naują kartą. Taip, mažiukus pradėjome. Taip, tai, sakysim, netekom kaip ir ateinančiam sezonui mažiukų trenerio, taip, jeigu žiūrėti tik formaliai, bet tu netekai, kaip sakyti, žmogaus, kur mes dviese viską vežėm ir tos pusės jau nebėra ir nebus. Tai dabar tik tai klausimas, kaip visi likę sugebės tą kompensuoti. Tai čia ir didžiausias turbūt iššūkis ten žinių mes žinom, ten Sima, Laisvydas Kudrevičius, jaunas geras treneris Martynas Miliūnas, Domas Janušonis ir ten viskas gerai su mūsų treneriais, bet naujokai dabar ateina rugsėjo pradžia, tu turi jam transliuoti. Faina, gerą energiją, taip, o mes tą energiją iš kur mes gausim? Nu tai ką, tu vyno gersi prieš treniruotę, kaip tą šypsojimas. Taip pati atmosfera. Tai aišku, ten nestovim surūgusiais veidais, bet dirbtinai ištransliuoti emociją yra gana sunku. Tai turbūt šitas yra vienas pagrindinių iššūkių dabar. Taip. Ir kalbant apie asociaciją ir Mindaugas buvo irgi trenerių štabo narys, ta prasme, jau vaikinų rinktinėse. Kuo galim pakeisti? Ar apskritai, nes mes turim vieną išvykusi trenerį, nėra tų daug labai perspektyvų trenerių ir vėl susidurėm jų atsiranda vis daugiau, nes jeigu prisiminti, prieš 5-8 metus, tai realiai ten iš kelių turėjai rinktis, bet dabar vis tų jaunų trenerių atsiranda, nes akademijose jau tu gali kartu su atlyginimu, ten papildomam treniruotėm, varžybom, tu jau gali kažkokią, sakysim, tokias pajamas, kur jau tu gali gyventi, ta prasme, ne iš paskutinio to skatiko, tai tų jaunesnių trenerių atsiranda. Tai manau, kad aišku, daug pakeistų, jeigu Arena Vilniuje atsirastų. Tada atsirastų dar didesnis ratas komandų,
didesnis žmonių srautas ledo ritulyje ir kaip taisyklė tas srautas generuoja kažkada didesnės pajamas visiems. Bet tada ir labiau treneris nori tapti kažkas. Ir treneriam vietų realiai atsirastų, nes dar 2 ledai atsirastų. Bet, kaip žinom, ar ne, situacija tai ten nėra turbūt labai dėkinga šiuo metu su statybom arenos, bet kažkaip plačiau komentuoti aš bijočiau, visgi ten yra Mindaugas asociacijoje Marcinkevičius, kuris daugiau kuruoja tas rytis ir jisai galėtų turbūt daugiau pašnekėti apie tai. Tai aš pasakysiu jo, kad tie jauni treneriai ateina ir jo, kaip pat Mindaugas išėjo, pas mus vienas iš trenerių Mauras, kaip žinom, išvažiavo į Šveicariją dirbti, tai ateina ta karta jaunų, nes 3-4 metai mes turėdavom 3-4 rinktinės, kad vienas treneris turėdavo, tai čia pakankamai sunkus darbas ir kai tu treniruoji, tai kai turi savo pagrindinį darbą, kai jame nebūnė, sunku, po to kažkam reikia tos vaikus palikti, kažkasgi turi treniruoti, o tų žmonių nėra super daug. Tai, kažkaip, dabar sakau, vieni kiti jauni treneriai ateina, ima tas jaunas rinktinės, kažkaip perselėm biškį, bet kažkaip bandysim lipti iš ten. Aš galvau ir kažkaip pats, kai ta tragedija nutiko, aš buvau Suomijoje, buvau Tamperėje pažiūrėti krepšinio. Man treneris Edgaras skambina, aš tau numetinėjau ragelį. Ir paskui kažkaip... Nenorėjai bendrauti. Ne, aš norėjau bendrauti, tuo metu vairau, žinai, kažkaip po rungtynių pralaimėjom vokiečiam, aš net negalvau, kad yra kažkokia slogi, žinai, šiaip net tragiška naujiena. Ir tiek, ir paskui man tik tai mano sūnus sako, žinai, man, žinai, stabdo mane, sako, žiūrėk, kas atsitiko. Tai ir jo buvo tokia reakcija, kaip reagavo iš tiesų auklėtiniai, akademijos auklėtiniai, ypač, vyresni. Mums toks dalykas yra, sakau, jis yra nebūdingas, neeilinė asmenybė ledo ritulyje. Tai įvyko šeštadienį visų pirma, žmona paskambino iš įvykio vietos praktiškai. Tai aš aišku visų pirma, tai vyram pranešiau, vyresni žaidėjai mūsų, tai jie ten mes artimi labiau esam, o akademijoje tai mes į grupę tėvų tą informaciją davėm. Žinau, kad vienas amžius grįžinėjo, jeigu neklystų iš varžybų. Tai mes tų vaikų reakcijų kažkokių tiesioginių nematėm jau tada, kai buvo šermenys, tai jau tada matėm. Taip daug labai buvo jūsų vaikų apsirengusių būtent su Hockey Punks aprangomis. Tai tas šokas čia visiems turbūt vienodas šokas, ką tu čia daug pasakysi iš tikrųjų apie tai, ant ledo mes nematėm verkiančių, bet nebijoju, kad ypatingai tie auklėtiniai, kurios Mindaugas treniravo, aš manau, kad tikrai emocija buvo stipri šitoje vietoje. O dabar Hockey Punks strategija pasikeis? Ar vis dar mėginsit ir bandysit išlaikyti tą pačią liniją? Ar bandysit jau eiti kito kelio? O ką turiu omeny, kai klausi liniją? Jis buvo tas, kas priima sprendimus, kaip žaisti, tai kaip tai jis kaip vyriausias treneris. Jo. Tai dabar, kaip ir jo tas mintis, jis tiesiog turėjo turbūt kažką įgyvendinti. Turėjo omeny žaidimo braižą? Žaidimo braižą, jo tas vaidas, tas bendras, tas vis, jo, ta politika, ta žaidimų politika, jo, tai... Mes tuo metu gal tik 2-3 savaitę treniravomės, tai ten kažkokius dalykus pradėjo įvedinėti, bet ten yra, kaip sakant, toli nuo perfekt buvo viskas. Atėjo Dovydas ir aš tikrai negaliu iš jo reikalauti, kad tu dirb kaip Mindaugas dirbo, nes kiekvienas mūsų šiek tiek kitaip matom ledo ritulį. Mano nuomonė, jeigu aš samdau trenerį į pagrindinę poziciją, tai mes diskutuojam, aš aišku jam savo nuomonę, bet jisai priema sprendimus, nes jisai galų galė už juos ir atsako kaip vyriausias treneris. Ir prieš komandą, ir prieš žiūrovus, ir medija komentuoja po varžybų. Tai aš visada laikiausi tokios nuomonės, aš ten tikrai niekada nebijau sakyti savo nuomonės, bet tu ją sakai mūsų kambarį, ten ne prie visur visą kitą, o jie galų galę sprendžia. Tai manau, kad atsakant į klausimą, Dovydas žais taip, kaip jisai mato komandą. Aišku, mes sudėliojom ją kartu su Mindaugu, taip, bet visi supranta situaciją, kad čia negalėjo kitaip būti dabar. Žinant jūs abu gerai, tai aš manau, pačios labai panaši vizija. Gal yra kažkokie tokie elementai, gal gynybų zonoje, vidurinėje, ar ten puolimo zonoje kažkokie išskirtiniai,
bet bendra vizija pas juos labai, manau, panašiai buvo. Tai gal tas ledo ritulis ten super nesiskirs nuo to, ką Mindaugas davė pradžioj sezoną, bet aš manau, tai čia kaip tik Hebrai duos tokios motivacijos, labiau klausyti, labiau užgirsti trenerį ir aš manau, šiais metais Pankai surinko neblogą kolektyvą, stebėjau ten treniruotę, Hebra dirba, stengiasi, klauso, tai... Gal dabar dar labiau gauna tokį suvienijimą, turbūt. Nu tas tokias, žinai, su ko čia palyginsi iš tikrųjų, bet per treniruotės iš tikrųjų atrodom neblogai. Bet žinom Latvijos komandų gylį, meistriškumo prasme ir jų pasiruošimą, jie turi jau įprotį sportuoti jau ten vos ne visą vasarą ar ten nuo... Tai mūsų žaidėjų mentalitete tas to dar nėra. Mes bandom tą užkūrinėti, bet su tuo dar čia kovoti reikia. Vyrų prasme jo, bet apie šią vasarą, ką pasakysiu, jaunimas, pas mus labai daug jaunimo, kuris užsienį žaidžia, tai labai buvau nustebęs, kad beveik visi visą vasarą dirbo. Atvažiavę, tai labai norėtųsi, kad tas net iš vaikų jaunimo pereitų ir kad vyrai tą visą vasarą dirbo, kad jie suprastų, kad tikrai reikia įdėti darbo, pasiruošti sezonui. Tai sakau, tokia vasara buvo labai ypatinga, kad tas jaunimas tikrai labai daug dirbo. Labai daug skirtingų stovyklų buvo po visą Lietuvą, kas džiugu, kad skirtingose miestuose ir pagal nuotraukas matau, vienoje vietoje mes darėm kiek stovyklų, tai labai daug žmonių rinkosi. Šarūnai, jeigu taip žvelgiant, kalbant apie Pankų viziją su Mindaugu, be Mindaugo, 2-3 metai. Kas būtų gerai, ką būtų pasiekę Pankai? Čia retrospektyviai kalbant? Taip, į priekį. Tiek akademija, tiek... Nes dabar kai šnekam, mes matom tą indėlį, mes atrodo tokia, žinai, kaip metraštė dabar sudarėm, pakalbėm. Tai dabar dar pridėkim 2-3 metus. Į priekį? Į priekį. Kalbant apie vyrus, aš visada visiems sakiau, ten gali skambėti juokingai gal Latvijam, bet aš jeigu einu kažkokią lygą, aš noriu ją laimėti. Aš nežodžiu tam, kad sukovoti su Latvijais. Man tas neįdomu. Vilnius yra ekonomiškai stipresnis miestas šią minutę už Rygą. Mes turim visas galimybės, mes neturim žmonių tikėjimo ledo ritulio ir norėjimo paremti ledo ritulį. Tai pripažinkim šitą. Bent didžiąją prasme. Tai aš manau, kad tuos žaidėjus, kuriuos mes turim, dabar lietuvius, prie jų pridėk 5 gero lygio, brangesnius biškį legionierius, mes realiai galim kapotis čia su visom komandom geriausiai. Bet čia yra biudžeto dalykas. Tai čia aš noriu su vyrais galvoti tik apie pirmą vietą. Čia aš galiu kiek nori paralelių pravesti. Tas pats Toronto Raptors atėjo į NBA, kas čia Kanados komanda. Prieš kiek metų jie čia laimėjo lygą. Taip. Tai čia viskas visur yra įmanoma. Žinių prasme mūsų treneriai jau tikrai neužstrigę, visur stengiasi tobulinti, daug mato. Mes negaliu tikrai sakyti, kad mes tokie pat žinantis ir geri, kaip ten koks nors Abausas iš Jelgavos, kur ten, žinai, Kanados rinktinė jaunimo nukalė. Negaliu to sakyti, bet mes tikrai nesam kažkaip labai ten atsilikę stipriai. Ką Latvija turi, ko mes neturim, tai ypatinga didelis rauta vaikų, iš kurio gali daryti atrankas. Tai čia yra susijęs su bendru populiarumu sporto šakos. O pas mus, pripažinkim, talentingiausius vaikus, kur tėvai nori daryti sportininkus, tai jie veda visų pirma į krepšinį, į futbolą. Tuo labiausiai tik. Mums dar tą pasitikėjimą reikia išsikovoti iš tėvų pusės. O kas liečia vaikus, tai visada tėvai man daug apie rezultatą šneka, lentelę. Ten, mano nuomonė, svarbiausia, kad jie išmoktų kompetint ir mokėtų toje aplinkoje nepaskęsto išplaukti virš. Pagrindinis dalykas. Dėl to aš nekalbu apie kraštutinumus, kai tu ten vaikų amžiuose ten gauni 10. Taip, tai ne. Bet jeigu jie kompetina ir nelaimėjo, it's okay. Nes tai yra augimas. Ta prasme, tai mano tikslas būtų toks, kad mūsų būtų tokia, ir visada iš tikrųjų buvo toks tikslas, akademija, kad tiem, kurie nori pabandyti mes sudarom sąlygas kažkur nueiti į kažkokį tryoutą į rimtą organizaciją, kai, pavyzdžiui, dabar mes su Kuvalos klubu dirbam. Mes jūs ten jau tus trenerius, 10 metų gal kviečiam pas save, mes kartais pas juos nuvažiuojam
Ir ten nėra jokių ten sustarimų, kad jie ten privalo mūsiškius imti. Bet mes talentingesnius, kurie nori pabandyti, mes ten siunčiam, jie ten eina kažkokias peržiūras ir jau ten jie vietoj patys... Jūs palengvinat kelią. Mes palengvinat kelią, nes labai daug žmonių nežino, labai daug Lietuvoje žmonių nori važiuoti į užsienį, tik atvažiuoti į užsienį. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, papuoliai ten ledo ritulio šalies 2-3 lygą, turint omeny, tu žinai, kad ant kiek lygis yra panašus jų. Iš jos, iš 3 išlipti į topinę beveik neįmanoma, realiai. Taip. Tai vat, jeigu tu turi šansą tiesiai pabandyti su elitiniais pakonkuruoti ir tave jeigu paima, tai čia yra kelias. O galima tuo sunkiu keliu, bet kiek procentų žaidėjų iš tų 3 lygų į topinę papuola, tų pačių Latvijų? Nu kiek? 0,0 turbūt. Čia ir retais atais priklauso nuo pačio asmenybės. Jo, ir dėl to tėvam bandom tą aiškinti, aišku, ten vieni girdi, kiti negirdi, bet vis tiek bandom tą įdėstum. O kas, sakysim, yra geresnis, bet planuoja ten mokytis, nori likti Vilniui, tai yra Hockey Punks klubas, kas yra netoks stiprus ledo ritulys, bet jiem patinka ledo ritulys, tai mes norim, kad liktų jie toj bendruomenį. Ir lygiai taip pat gali žaisti ir Baltijos lygoje, ir ne vienas žaidėjas. Yra Girėno lyga, yra mėgėjų lygos. Tai. Ir kalbant apie, kad iš jaunimo ne vienas tapo ir rinktinių narių, ir pateko į vyrų rinktinės. Nu taip, ta prasme, konkurencingai. Tie keliai yra, tai jeigu matom, kad ir vaikas nori, ir tėvai gali, pripažinkim, kad nemažai ir tėvų indėlio reikia, ir finansinio, ir visa kita, tai bandom visais būdais padėti. Jeigu kažkas ten nori pats savų keliu eiti, tai okay, tikrai nėra problemų, tik bandom jiem aiškinti, kad jie neįlystų ten, iš kur išlysti neįmanoma. Tik prarasi metus. Jeigu toks prasiveržimas iš Hockey Punks pusės tikrai būtų, čia būtų labai žiaurų geras dalykas net pačioj Baltijos lygoje kelti, nes dabar kaip yra, Latvija žaidžia ramiai tarp savį, kovoja, aš nepasakyčiau, kad Latvija pernai labai žaidė ramiai, ta prasme, Punkai rodė nagus. Bet vis tiek, rimtai jie nesistengia, o jeigu gautų spirimą per užpakalį, Va čia būtų jiems staigmena, jie turėtų tada galimybę savo pasimastyti ir jie patys turėtų galimybę aukti. Dabar jie net neturi, nes jie atrodo, kad jie viską laimės. Jie patys neturi kur aukti. Sutinku, taip. Aš manau, kad stipresnės mūsų lietuvių estų komandos padėtų tikrai lygai. Bet mūsų labai riboja tai, kad iš tikrųjų finansai daug riboja. Aš suprantu, kad ir talentas kažkiek, bet, dabar, šitą komandą matau per treniruotės, Edgaras matai irgi ateina. Tas talentas yra ten normalus ten žaidėjai, techniškai viskas. Neturi tikėjimo savim, ir neturi kažkokio tai to, gal gerai yra pastriniuoti su aukšto lygio legionierių visą sezoną, kad tu matytum, kaip jisai, kaip dėlioja viską, kaip ruošiasi, kaip, ta prasme, visus šitos dalykus. Ir kai tu dar pridedi tą pasitikėjimą savim ir matymą, kaip gero lygio meistrai tą daro, tu savim patiki daugiau. Tai ir aš dadėsiu, kad pas Punkus jauna komanda. Ir pas mane vaikinai, pas mus jo jaunimo komanda yra iki 18 metų ir kai jau tą 18 mečių ribą peržengia, jiems kažkur žaisti reikia. Tai ir aš šiais metais iš manęs atėjo vaikai ir nais metais užpraeitais jauni, geri vaikai, kurie nori dirbti, nori mokintis, tai jie geri apmokyti vaikai, bet jiems tiesiog trūksta patirties. Jos su vyrai žais. Vienas dalykas, kai tu jau žaidė jaunimo lygose, jos su savo bendramžiais, su vyrais visiškai kitaip, bet esmė, kad jie stengiasi. Hebra, tai čia, manau, svarbiausia. Palėtėt finansus. Noriu biškai truputį grįžti prie tragedijos. Aš tada žiūrėjau lietuvišką spaudą, ar ten socialinę mediją, ir atradau tokį komentarą. Ir dabar noriu paaiškinti visiems tie, kas nėra susijęs su ledo rituliu. Komentaras buvo toks, kai šitai aš paskui galvojau, kai tą išgirdau ir galvojau, kaip šitą temą paliest. Ne jautriai, tuo netrukus pasisakysiu apie tai, nes man tokia pakankamai bjauroka, kai prasidėjo kalba apie paramą šeimai, buvo toks vienas komentaras. Taigi čia ledo ritulininkas, ką jis per savo gyvenimą neuždirbo pinigų, kad prašo paramos. Čia noriu nubraukti brūkšnį, mes turim vieną kartą paaiškinti, nes Hebra Lietuva krepšinio šalis, matyti iš karto įsivaizduoja labai daug nulių. Kas iš tiesų
kodėl ledo ritulio klubai Lietuvoje prašo paramos arba šioj sudėtingoj tragedijoje atsiranda paramos klausimas, nes ledo ritulininkas jis nėra milijonierius, ta prasme, jis nėra NHL žaidėjas, mes Lietuvoje tą turim suprasti. Visų pirma, tai visos komandos mūsų lygoje tai yra pusiau pro komandos. Tai yra žaidėjai ir dirba, arba mokosi ir žaidžia. Tiek Kroatų, tiek mūsų. Tai manau, kad čia yra labai aiškus atsakymas į to žmogaus komentarą. Ir kitas dalykas, manau, kad tai labai nekorektiška taip sakyti, nes žmonės prarado pagrindinį maitintoją, 2 vaikai ir mama. Ir nemanau, kad kokiu nors kampu įmanoma kažkaip gailėti tokioje situacijoje žmonėm pinigų. Tai... Taip, čia yra bendruomenės, man atrodo, reikalas. Ir padėti. Šarai, jeigu noriu kartu ir užbaigti linksmesnę gaidą, gal prisimeni kažkokią kuriozinių situacijų iš kurias gali papasakot iš rinktinės laikų su Mindaugu? Arba tu, Edgarai? Gal. Tu sakyk, aš gal ką atsiminsiu, nežinau. Ne, tai daug linksmų buvo istorijų ten, mes kai pradėjom nuo 14 metų rinktinėse žaisti, tai ten visą laiką medaliai buvo, ten medalis. Aš prisimenu Kaune, kai laimėjom pasaulio čempionatą, vienam iš barų, mums ten užsakė barą, vieną, ir vadovai pasakė, renkamės ten. Ir viena iš istorijų buvo, mes ateinam į tą barą, krepšininkus visi pažįsta iš veidų, o ledo ritulininkų niekas nepažįsta, žinai. Taip. Ir bare ten daug labai žmonių, ten mūsų stalas paraštas, ten mes ateinam ir apsauginis stovi. Ir klausė, jūs kas? Ledo ritulininkas, nueikit. Tai ten ateini prie to stalo, matai, kad pusė žmonių net ne ledo ritulininkų, tiesiog, žinai. Ir stovi vienas žmogus, žinai, ir taip, aš prieinu prie stalo. Mes jisai prieina, sako, kaip aš žaidžiau. O aš taip žiūriu, aš net nežinau, kas čia toks žmogus iš šono, žinai. Apsauginių pasakė, aš ledo ritulininkas, žinai. Sako, taigi, ką tu, nežinai manęs, taigi numeris mano 3. Sakau, ne, tai koks tavo, sakau, kokia tavo pavardė, sakau, nežinau, 3 numerį. Tai ką tu, nežinai mano pavardė, žinai, toks apsikabinės kaip savas. Gerai, viskas, man čia einu toliau šnekėti, žinai. Tai šiaip daug tokių linksmų istorijų buvo. Tai... Mindaugas traukia žmonės? Jisai labai... Aš matau, koks buvo didelis draugų kiekis. Tai... Jisai labai turėjo tokią meilę žmonėm ir aš manau, kad tai mokėdavo bendrauti, jisai taktiškas buvo žmogus iš tikrųjų. Ir manau, papirkdavo žmonės to, nes aš galėjau jo pasitikėti, kiti matė meilę bendraujant, jisai nebuvo tas, kuris teisė iš karto, kad ant kažkokias ten ar pažiūros, ar dar kažkas, tai štai neabejoju, kad be šitų savybių jis neturėtų tokio palaikymo, koks buvo po viso šito įvykio. Tai... Jeigu turėtum galimybę paskutiniam trumpam pokalbiui. Blema, žinai, kaip pagalvojai, sutvarkė viską, paruošė prieš sezoną. Penktadienį dar turėjo rungtynės. Penktadienį turėjom rungtynės, dar šiek tiek pabendravom, iššoko į vandenį. Buvo tas, kad dabar 2-3 dienas pailsim, nes buvom užkrovę komandą stipriau ir fizinio parengimo treniruotės su trenerė ir ledo, ir 2 varžybos per 3 dienas, jeigu neklystu. Su daug dar prieš tai žaidėm. Ir atrodo, toks visas tas startui viskas padarė ir išėjo. Ir iš vienos pusės gailiuosi labai, neteisingai pasakysiu, tragedija yra baisiausia ir visa kita. Ir galvoju, ir dar atsitiko rugsėjo pradžioj, bet iš kitos pusės tas gerai, nes tada, kai daug labai darbo, mūsų rugsėjas turbūt sunkiausias mėno metuose, tai tu gali labiau dirbti ir negalvoti šitų dalykų. Nes tokių keistų visokių ženklų buvo ir su žmona kalbėjom jo irgi, jinai jau dabar atsimena kažkokius dalykus, kur atrodo kaip ženklas kažkoks, bet jo, žinok, dar negaliu pasakyti, kad kažkas labai aiškiai galvoj susidėliojo, nes daug reikia apie darbus kasdieninius galvoti
ir į tokias filosofijas, naktimtas miegas, tai pamiegi, tai pabundi vėl toks visas, norisi į save grįžti, kad darbai atsistotų į savo vietas ir aš manau tada kažkokių apmąstymų gal daugiau bus. Taigi, Pankai pradeda sezoną ir spalio mėnesį planuojate surengti tokias atminimo rungtynes. Taip, planuojam. Dar, aišku, dar nuo arenos priklausys, kaip jie pažiūrės į tuos dalykus visus, bet dar reikia visą darbą padaryti. Aš tikiuosi, kad iš tiesų susirinks Mindaugui artimi žmonės. Manau, kad jisai ne tik artimi, aš manau, kad jisai nusipelnė, ta prasme, daugybę metų žaidė už šalį, niekada nieko už tai neprašydama. Taip. Iš meilės tam, ką darė ir tas palikimas, tai kiek mes žinom žaidėjų, bet kurioje sporto šakoje tiek žaidusių. Beje, kai prieš 3 metus mes sukūrėm pirmą Ledo Ritulys LT podcastą, Mindaugas buvo mūsų pirmasis svečias. Jis buvo pirmasis svečias. Ir aš puikiai atsimenu, irgi dar turiu tos reelsus ir panašiai. Ir tai buvo labai paprasta, žinai, mūsų studija buvo tuo metu Pramogų arenoje. Paprasta nekurti, paprasta pakviesti, nes tu žinojai, kad sutiks pasidalinti mintimis. Tuo metu mes kalbėjome apie Lietuvos rinktinės, kurios buvo išvykusios į Lenkiją žaisti turnyruose. Ir dabar panašiai mes. Jos šeštadienį mirė, tai mes ketvirtadienį, aš kaip tik išvažinėjom, žiavau ir pasiskambinom ten dėl poro žaidėjų, dėl jaunų žaidėjų, kurie nori tobulėti, pasiklausiau, yra galimybė save parodyti, jam gal patiks, pasilikti komandai. Atarėm kai ką ir sakau, žiūrėk, Mindaugai, turiu tavo pasiūlymą, nuo kurio negalima atsisakyti, žinai. Jis taip, sakyk. Sakau, ten norim filmuoti podcastą, žinai, norim tave svečią, o super fainas, sakau, datas pasakiau, jo, все super, pirmadienį, susimatysim Pramogų arenui, pašnekėsim, žinai. Sakau, super. O aš palinkėsiu Hockey Punks komandai šitą sezoną pradėti kitaip, pradėti su laimėjimą, su pergalė. Ir čia bus pati geriausia pagarba Mindaugui, kad Ledo ritulininkai su ašaromis akyse galės sakyti Mindaugui čia tau. Na tai norėčiau užbaigti tuo, kad aš tikiu, kad legendos jos nemiršta ir, žinai, čia nėra to žodžio, kad galėtum, kaip sakyt, išnaudoti šitą dalyką, bet aš tikiu, kad Ledo ritulio bendruomenė, gal dar prisimenu mėgėjus, Fenikso komanda, kur irgi buvo su Mindaugu daug dirbta, tai visi šį žmogų atsimins kažkaip savaip, ta prasme, tai tiek aš žaidė, kaip komandos draugą, kam jisai vadovavo, kaip treneriai ir taip toliau. Tai aš noriu palinkėti, kad iš tiesų Mindaugo legenda būtų gyva ir toliau. Laiką, žinai, tikiu, kol apie žmogų kalbama, tol jis yra gyvas, yra prisiminimus, jis naujos istorijos nesukuria, bet ta legenda yra. Ir taip pat noriu visiems palinkėti saugoti vieni kitus. Tai... Ačiū už tai, kad pakalbėjom apie mano legendinį Lietuvos žaidėją. Labai gaila, kad tai atsitiko tokiom aplinkybėm, bet mes klube nusiteikę tęsti darbus, kažkokias svajonės kartu gyvendinom, kažkokių ne. Tai... Jis jau yra įrašytas į Pankų kūrimo istoriją. Tai yra Jurgita, kuri atėjo, jo žmona atėjo dirbti į akademiją, tęsti jo darbų. Yra Jurgis, jo sūnus, kuris žaidžia Ledo ritulį, irgi jau ant pačiūžų pastatytas. Tai yra Marcelė, dukra, kuri žaidžia Švedijoje, tai šita pavardė Ledo ritulyje, aš tikiuosi, kad ją matysim ir toliau. Ir gaus lygiai irgi tikiuosi tuos pačius auksinius atspalvius, kuriuos Mindaugas irgi buvo susidėliojęs savo. Aš sakyčiau, kiekviena pasibaigantis dalykas yra graži pradžia kažkam naujo. Tikėkime, taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi kitą podcastą susitiksim truputį linksmesnėm nuotaikom. Tai turbūt turėtų būti spalį, jeigu taip jau susitarėm, kad kiekvieną mėnesį apkalbėsim. Taip. Ačiū tau, Šarūnai, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu sutikai pakalbėti apie tai, kas vis dar pakankamai atvira ir skauda. Pankam didžiausios sėkmės. Tikiu, kad per šitą valandą, ką aš nekėjom, manau, kad
tie, kas nežinojo apie Hockey Punks kaip įkūrimo istoriją, kaip atsirado, mes papildėm truputį dar kitokiom spalvom. Ir ačiū tau. Ačiū jum. Linkiu gerų valandų su ledo ritmu. Taip. Ačiū, iki pasimatymo. Ačiū. Iki.